priešingų atveju. Kasemecas Jogminui, čia daug laisvės Jogminui ir Jogminas iškart kyla. Taškas pirmajame ketvirtyje. Nesužaidus dar ne 4 minučių Jogminas prieš Vaitkų. Vaitkui gali būti sunku. Justinas Jogminas. Vėl 5 taškai skiria komandas. Zdanavičius pastebėtas. Jogminas atsako dėjimu. Tai ketvirtį šeimininkai. Leščiauskas Jogminui. Yra kėdainiečiai gyvi kovoje dėl BetSafe LKL atkrintamųjų. Jogminas atakuoja Edą Krozono pabaigos stadijoje, kuomet yra išretėjusiam basket Delamout ekipa. Dauguma žaidėjų gali iki baudos metimų. 10 taškų skiria komandas. Jogminas prieš Kirvesą. Kirvesas gali apsiginti ir vienas, bet Jogmino entuziazmas. Bet komandoje 3 asmeninės pražangas susirinkęs pirmojo ketvirčio pirmoje pusėje, bet po to sugebėjęs pasitaupyti. Praėjusi ir šį sezoną. Vėlgi aš minėdavau, kad labai geras, labai gražus. Jogminas nugarą į krepšį atakuoja Gytį Masiulį. Ir jis yra. Ieškojo čia Oskaro Pleikio, bet toli nuo kamulio buvo Oskaras. Dabar jis suklumpa viduryje aikštės. Justinas Jogminas. Yra fiziškas žaidėjas, čia viena jo, sakykime, pagrindinių savybių. Jogminas. Antroje rungtynių dalyje. Pataikė tik tą baudos metimą, patį vienintelį. Taip. Justinas Šito talento taškai. Jogminas, tikrai 2007 metais. Sunku patikėti. Kažkaip atrodo, kad... Tikrai pasižymė Amandas Urkis, tuo esam įsitikinę, o šiame sezone Jogminas. Nuolis sugebėtų kažko įsiminti šį vakarą. Taip, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės grupių etape tam pačiam Neptūnui 3 Kazino Admiral. Savaitgalį Mažeikių lauks išvyka į Panevėžį. Tos permainos, galima sakyti, įvestos į komandos žaidimo, bet, na, žinoma, komanda yra tokie, kokie yra, kalbant apie komplektaciją ir Kasemeco perdavimas Jogminui. 2 minutės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Čia prasiveržimas ir Jogmino metimas nuo lentos. Zdanavičius yra išsikeitimas, Masiulis ginasi perimetre, bando užsisylinti, čia užsiimti poziciją Zdanavičius, bet... Puolime pasiimtas kamuolys. Valunta atgal Jogminui. Šis pergudrauja pirmų žingsnelių. Šį vakarą. 2. Justinas Jogminas čia. Jau iki 9 taškų trūkteli aikštės šeimininkus Beručka. Čižausko perdavimas Jogminui. Dabar čia galėjo būti pražanga puolime Chauncey Collinsui. Gauna galimybę išsimesti. Auskas pats paleidžia tritaškį metimą per Pacevičiaus rankas. Jogminas ir Martynas nėra prametęs nei vieno metimo šį vakarą. 9 iš 9. Delamout bauda šiose rungtynėse. Urgis slysteli ir čia... Buvo šiek tiek likę laiko. Kasemecas 2 prieš 2 su Jogminu nepavyko, bet Jogminas lygęs prieš Didžiai Briutoną. Puikiai iškiša perdavimo Kristus. Kasemecas. Jogminas Gendofą nesužaidžia. Imitavo tik tokio momento labai. Pražangomis išstumė Jogminą iš baudos aikštelės. Jogminas turi atiduoti perdavimą Tautvydui Baltrušaičiui. Surinko minus 5 naudingumo balus. Jogminas Leščiauskui. Šis po krepšiu yra. Tritaškis pirmajame ketvirtyje. Valunta Jogminas. Geras perdavimas Leščiauskui. Jogminas. Matonas iš arčiau. 10 kartų šį sezoną. Perimtas kamuolys, Justinas Jogminas deda kamuolį. Kaip prieš tai visus 4 tritaškus buvo prametę. Basket Delamout Jogminas perima kamuolį ir deda į... Ketvirčio pabaigos Jarumbauskas. Oskaras Pleikys ten prašė kamuolio, įsigijo, net keliavo, o čia dar. Ir paskutinis 35 sekundės. Kamuolį savo rankose jau turi Kėdainiai, o čia oro linijos Kėdainių arenoje iš Justino Jogmino. Justinas Jogminas dar kartą praktiškai identiškai perima kamuolį, dublis. 8 klaidos, tad 5 jau yra per šį ketvirtį, o 7 minutės dar tai yra sužaistos. Dabar ir Mažeikiškiai perimo kamuolį, žinoma, Justinas. Vėl Laurinas Beliauskas. Gauna bloką Didžgalvis.
Giedraitis perdavimas į kampą Sirvydžiui. Šis iki galo sustabdytas. Laiku. Čia Ribleksis. Jo prasiveržimas ir Justinas Jogminas. Tikrai solidus, klaidų ne per daugiausiai. Jogminas. Ir